Drąsūs ir originalūs žmonės, sako moteris, ir priduria, mezgimas teikia daug džiaugsmo ir juo norime pasidalyti su visais aplinkiniais. Rankdarbiai mūsų gyvenime atsirado vėlai, sako Dvynės. Gyvename kaime, tėvai turėjo ūkį, tad darbų buvo tiek, kad apie mezginius galėjome tik pasvajoti. Pirmoji virbalus į rankas paėmė Angelė, vėliau mezgimus susižavėjo ir Onutė. Abiejų seserų darbai labai skirtingi, abiejų saviti, originalūs ir nuotaikingi. Norisi kiekvieną kepurę vis skirtingai, kažką pradėti megzti ir rezultatas jau gaunasi pačiam galėjau nusprendė tas rezultatas. Arba jeigu noriu jau padaryti kažką, tai jau mintyse turi savaitę laiko, aš ardau, perdarau, bet kol padarau taip, kaip noriu. Ir jau vienodų daryti, jau man yra vargas. Nei kantrybės daugiau turi negu aš. O aš atvirkščiai pasakyčiau, va tokio siuvinėjimo, kaip jos pirštinės, nu man kantrybės gal neužtektų. Nes vienodai reikia, dvi pirštinės reikia vienodai siuvinėti ir tiek darbo, nu jau čia kiekvienai savo. O aš negalėčiau, tai va ten savaitę tą kepurę megzt, nu negalėčiau ardyti vėl, nu vat kol, vat jai, vat tinkamas vaizdas. Na čia reikia ir drąsaus žmogaus tokio laisvo, kad mano kepurė užsidėtų. Bet jums taip atrodo, ar ne? Aš galiu pasimatuoti? Prašau, kokia... Šita labai įspūdingai atrodo. Dar, žinot, aš labai mėgstu apsidėti kaip reklamą savo, tą kepurę. Jūs pati užsidėdate, ar ne? Taip. Nu, užsidėkit kurią nors ir jūs tada. Taip, va. Dar ne taip ir užsidėjau. Kurią čia? Va šitaip truputį ant šonelio reikia, ar ne? Ir kad jinai tiesiai ant galvos stovėtų. Taip. Man ką, žinau. Ranką savo. Čia irgi dėl reklamos dažnai. Galima į tą ranką, jinai klijuojasi, galima įdėti ką nors, galima bet kaip, nu, ją suformuoti. O, ir atsisega. Taip, ją galima kaip nori suformuoti ir tiesiog patraukti žmogų, o būna nuo galvos ir dar brangiau nuperka. Tik parduokit nuo galvos kepurę, tai visada nuo galvos kepurės visada parduodu, kad ir kokia jį juokinga būtų. O jūs taip, ta prasme, jūs tas galvojate tokias vat keistas, pati sugalvojote? Taip. Pačiai va šauna kažkokia mintis, nu kodėl ne kepurė, pamačiau pavyzdžiui namuką, kažką tai tokio, nu ir bandau pavyzdžiui Gedimino pilį buvau padarius visą kepurę, vien Gedimino pilis. Nu po to galvojau formą, gerai bus galvos, tai irgi va labai paklausi paskutiniu metu, va Vilniaus dienos labai paklausi paskutiniu metu šitą kepurę. Šita ir va boružės. Kiek jau mezguošias daug metų, man visada jų pritrūksta. Nu duokit pasimatuosiu ir boružę. Mezgimas Onutei bene vienintelė veikla, kurios moteris išgali imtis. Mat tik ištekėjus medikai jai diagnozavo sunkią nepagydomą ligą. Galvoje susiformavęs kumščio dydžio kraujagyslių mazgas atėmė iš moters galimybę dirbti, bet sustiprino norą gyventi ir džiaugtis. Kai liga mane tą užklupo, aš taigi pervertinau visą tą gyvenimą ir vertini kiekvieną smulkmeną, džiaugiausi kiekvieną minutę ir suteiktą progą. Ir aš džiaugiausi, kad man dabar nieko neskauda, kad aš galiu megzti, kad aš galiu dirbti, kažką veikti. Ir tos kepurės fantastiškos. Jos tiesiog trykšta džiaugsmu, visos, klausykit. Visos. Taip, tai čia jau Velykinė proga. Velykinė čia, ar ne? Nu taip, jau čia. Višiukas taip pat. O pačios. Pagailėjo likimas stiprios sveikatos, bet davė auksinės rankas. Onutė ne tik pati mezga, daro floristikos darbelius, bet ir moko rankdarbių likimo draugus, neįgaliuosius. Angelė tautodailininkė, jis svajojo savo kaime Liutonyse suburti stiprią kaimo bendruomenę. Juk turime tiek daug darbščių nagingų žmonių, sako ji. Mūsų tautodailininkų amatininkų dirbinius labai vertina užsieniečiai. Daug ir Onutės bei Angelės mezginių iškeliauja svetur. Šitos kepurės, kaip nekeista, vasarą labiausiai parsiduoda, nes turistai. Ir ypač užsieniečiai mėgsta labai rankų darbą. Ir ypač va išskirtinis, kai yra matosi ir darbo daug įdėta, ir jisai yra, nu, neeilinės, neparduotuvinės, tai va tas labai traukia. Gerai perka. Turbūt ir kaina jų yra jiems labai juokingai maža, kaip rankų darbo. Nu, pavyzdžiui, aš vieną kepurę tai padarau per 2 dienas. O jeigu dar noriu tai padaryti, kaip aš noriu, tai dar ilgiau praeina. Siūlai, iš kokių siūlų jūs mezgat? Žiūriu, čia visur yra vilna arba pusvilnė, ar ne? Taip, šiaip aš stengiamės, tai būtų jau natūralūs tie siūliukai. Specialias parduotuvės ieškom, važiuojam. Taip, Kaune, ir šiaip užsakom, būna atveža tokiam babinam gerų siūlų, nu taip jau. Jau stengiamės, kad būtų kokybiškus. Tiek kojinės, tiek... Kad ir vilna, pavyzdžiui, kepurė, jinai vilnelė speciali, kad nekastų. Nes vaikams... Aš žiūriu, kad labai švelni. Taip, labai švelni.
Tai tas siūlas ir kainuoja, gal kiek, kaip jau, taip jau, kai daugiau, nu, bet tai jau, kaip pasakyti, jau darai darbą, darai žmogui, jau kad jau būtų jau kokybiška. Nuo naujų metų abi sesės gyvena Kaziuko mugės laukimu. Tai mums didžiausia šventė, sako, ir tokią gausą mezginių nufilmuoti galima tik prieš Kaziuko mugę. Man smagu, tas gaminius ir labai smagu, kai žmonės džiaugiasi, ateina prie mūsų prekystalio, sako, pas jūs taip linksma, sako, kaip niekur kitur per Kaziuką. Ir matuojasi, ir fotografuojasi, ir visi juokiasi, visi teigiami atsiliepimai, tai tiesiog labai yra smagu gaminti. Ir smagu parduoti. Nu, matai, kad žmogus džiaugiasi, kad jam smagu. Va, tas... Mezgant tą gaminį, tu matai finalą, kaip bus. Taigi, tas pats toks džiaugsmas visų žmonių, tas toks, nu, malonu yra. Nu, kad ne taip, kaip visur. Lengviausia ir megzti taip, kad nesijauti suvaržytas. Kažkokiu rėmu ten, taip padaryti. Kaip to nėra. Atsisėdi savo, leidi fantazijai įsibujoti ir tada ten, į tą gaminį visą ją įdedi. Ar sutinkate savo gaminius gatvėse? Labai smagu. Taip. Bet matot, sutinkat? Taip. Ir kaip linksma žiūrėti. Taip, aš net sustoju, pakalbinu, paklausiu, kaip nešiojasi, kaip ten taip nusmagu, taip ir teigiami atsiliepimai. Šiaip ir gana garsių žmonių būna, ateina, pasimatuoja, nusiperka, tai taip iš vis smagu, kaip pagyrė. Tokie jau nusimanantys žmonės ten mado ir tai dar labiau paskatina dar daugiau kurti. Vaikai turėtų labai mėgti jūsų kepures. Nu, būna vaikai. Tėvai ateina, pasižiūri, vaikai išprašo, išreikalauja, jau vaikai, kai ateina, tai aš jau tada jau žinau, kad jau vaikai matuosis ir jau į tėvelių akis va taip važiuorės tokiais žvilgsniais, prašančiais, nes turi veidrodį, pasižiūri ir nu vaikam linksmas kepurės, smagu. Mezgimas nėra pragyvenimo šaltinis, sako sesės. Tai sielai malonus susiėmimas, o jeigu rezultatu džiaugiasi ir kiti, mums dvigubas džiaugsmas. Mano technika yra pagrindas, aš raštų nemezginėjau. Pagrindas ir tą pagrindą ant viršaus apsiuvinėjau, apdarau, aplipdau. Tai mano tokia ir technika yra, kad kiekvieną pagrindą... Vašelis, adata... Nu, čia yra tokios solidesnės kelios kepurės. Kad visos labai solidžios, tik tai tos gal smagesnės. Tai taip, tai čia jau taip jau bandau įtikti, taip jau... Nu, tokios... Irgi tokios kažkiek solidesnės, bet įdėta to tokio cinkelio meno to kažkiek. Čia virbaliukais megzta. Virbalais mezgu. Vašeliu apnerta ir siuvinėta. Jo, siuvinėjimas, nerimas ir pagrindas virbalais. Mėgstu labiau spalvas žaidinti, kad žaisti jos viena su kita. Ne kažką siūti, kažkaip tai, bet kad... Taip ir mūsų to ir skiriasi, kad jį raštais, taip jau laviruoja tas spalvas derina. Išmezga raštus. Taip, išmezga, aš jau taip jau aplipdau. Daugiau toksai yra visokie mezginukai. Sesuo man išmokė šitokias vagelytės megzti. Nerti, čia vašelių nerta yra. Ir jūs prisiūnat prie pirštinės. Bet man tai tiek darbo, vieną gėlytę nuneri įvairiom spalvom, paskui tą gėlytę išsiuvinėjai dar. Prisiūnė, tai man čia ir tie siuvinėjimai, tai sakau... Nu čia, jinai skaito, kad šitos gėlytės yra sudėtingesnės, tai jinai man paprastesnė, jau čia kaip ir vadinasi dar. Bet irgi čia kaip pasakyti, nu negalėjau aš taip ją paprasčiausiai paimti ir prisiūt, nu kažkokių detalių sugalvoju, gėlyčių, lapelių ir, nu, viena jinai nesižiūrėtų, tai žiūriu, kad jinai būtų ir linksma, ir žaisminga, ir... O kepurės jūsų ramesnės? Taip, ramesnės. Ramesnės, ne? Abiejų mūsų braižas skirtingas, bet aš žaviuosi jos darbais, jinai mano. Žavitės, ne? Tai ko nedarau aš, tai daro jinai. Tai mes kažkaip taip... Vieną kitą papildote, ne? Čia vaza, tipo vaza ir su gėlytė. Kaip gražiai atrodote. Labai tinka. Tai sakau, tokias deduosi kaip reklamai ir mano galvos jas visas nuima. Pavyzdžiui, pernai buvo pelės metai. Šiemet buvo ir jautuko, bet jau nespėjau. Tai šitą užsidėjus, ta nosytė labai gražiai taip. Tik irgi mažoka man. Bet tai pelės pernai buvo žiūrkės metai, tai labai išpirko tokias pelytės. Čia, kad visą laiką būtų po stogu, viskas tvarkoj. Kad stogas nevažiuotų.
Ne, va tokia, linksma kepurė visą laiką namuose. O jūs turite sesės mėgstų kepurių? Savo kolekciją? Taip, ta prasme, nešiojau vapsvą nešiojau. Kai vairuoju mašinai, tai jau vairuotojai labai blaškau dėmesį. Blaško dėmesį. Blaškau dėmesį. Kuri vapsva? Va šita va. Taip, va čia tas. Čia jūsų? Taip, čia mano kepurė, va. Va, mano kepurė. Vapsva. Va. Tai man čia jinai tokia mėgiamiausia kepurė, bet aš ją nešioju, man labai smagu. Bet niūrė žiemos dienai, nyva su tokia kepurė. Ir aplinkui visi nusišypso ir ta niūri diena pasidaro linksma. Nu, ne tokia jau niūri, kokia jinai buvo. Užtenka to pasaulio pesimizmo. Aš ir kitus noriu gerą nuotaikos. Tai va, ta savo gerą nuotaiką noris ir kitus užkrės, nes jau niūrių žmonių užtenka visur. Tai jau ko gero. Taip, kažkaip, sakau, dėl to labai smagu yra pačiam, kad kiti ateina, šypsosi, juokiasi, net kvatoja balsu. Eina niūrus žmogus, pamato kokią kepurę tokią įdomią ir pralinksmė. Jau vieną žmogų pralinksminai ir pačiai linksmiau. Žinoma. Onutės kepurėse daugybė pasakų herojų. Angelė šiuo metu daug mezga kūdikiams ir vaikams, mat prieš 1,5 metų šeima sulaukė 3 vaiko, mergytės. Žodžiu, visos gyvenimo spalvos, visos gerosios nuotaikos perkeltos į mezginius. Čia kūdikiam tik gimusiem, tai va tokios... Kad nesušaltų. Taip. Bet irgi va, kiek ant tokios mažos piršnytės, kiek dar įdėta laiko. Iš tikrųjų. O ar jūs juk vis tiek, kai prekiaujat, pasižiūrite ir į kitų darbus? Yra moterų, kurios panašiai daro, ar ne? Na, kaip pasakyti, kad kopijuoja, tai yra, bet niekasgi nepavys. Nu ir kas, kad nukopijavo, tegul kopijuoja, mesgi kitą sugalvosim. Taip, pavyzdžiui, Iš karto po filmavimo sesė susikrovė kepures, kojines, pirštinės ir skubėjo į Kaziuko mugę. Kai paskambinome po jos, abi buvo pavargę, bet labai laimingos. Mugė buvo graži, sako, pirkėjai išpirko beveik visus mezginius. Vadinasi, dar keli šimtai žmonių įsileido į sielą Onutės ir Angelės pavasarį. Mūsų ir tau kepurė.